Labas, aš esu Rima iš Mano jaukus namai. Šiandien keliavome į Gargždus, į F-derma medicinos ir estetikos kliniką, kur surinkau valymo priemonių krepšelį skirtą būtent klinikai. Konsultuojant Eva klinikos savininkę supažindinau su valymo priemonėmis ir jai iškilusius klausimus atsakiau. Krepšelėje tilpo 6 valymo priemonės, kurios ir būtent yra parinktos pagal kliniką. Taip pat Evai demonstravau, kaip veikia valymo priemonės ir kaip galime išsivalyti plautuvę naudojamą kasdien savo darbe. Susipažinkim su krepšeliu. Pirmasis ir daugiausiai naudojamas klinikoje yra veidrodžių valiklis, sekantis dezinfekantas valiklis, tada nerūdinčio plieno, nepamirškime ir pienelio, kuris poliruoja, kalkių valiklis vonios priežiūrai, taipogi unitazo valiklis ir grindų priežiūrai naudojamas labai gavaus kvapo valiklis. Žiūrėkime, kaip veikia šitie valikliai. Pirmiausias dalykas, po įsirengimo mano akis pastebėjo veidrodžius. Jie yra didžiuliai, labai stilingai ir gražiai įrengti. Pademonstruosiu būtent, kaip atlieku stiklo valymą. Taigi, purškiu priemonę ant veidrodžio ir naudoju blizginimo šluostę. Šiaip aš esu ta, kuri daugiau naudoja popierinį rankšluostį, bet klinikai rekomenduočiau turėti blizginimo šluostę. Langų skystis yra viena universaliausių valymo priemonių, kurie būtinybė yra turėti savo namuose. Prastas stiklų valiklis palieka ruožus, pašvietus saulei ar kitų apšvietimo metu labai neestetiškai atrodo. Šitą valiklį atidžiau pažiūrėti ir įsirinkti tikrai kokybišką. Kadangi patalpos yra tik įrengtos, ką tik po statybų, iš karto pastebėjau plautuves, juose yra statybinių likučių, kuriuos norisi nuvalyti ir nupoliruoti, nebraižant naujos plautuvės. Tai pasirinkau cif pienelį, kuris ne tik valo, bet ir poliruoja ir suteikia blizgesį. Svarbu atkreipti dėmesį, ir didžiulė namų tvarkytojų klaida yra netinkamas valymo įrankis. Tai šį kartą renkuosi kempinę baltų paviršių, būtent kuri nebraižo, nes nerūdinčio plieno plautuvę labai greit galima išbraižyti su netinkama kempine. Rekomenduoju plautuvę labai atidžiai visada prižiūrėti, nes tai yra blizgus daiktas klinikoje, kuris iš tikrųjų pastebimas yra ir klientų. Tai skirti dėmesį tvarkant būtinai plautuvį. Plaunam, nuskalaujam, procesas kaip ir visur kitur, ir štai naudoju savo popierinę rankšluostį iš tikrųjų, nes čia mano jau yra įprotis labai daug jo naudoti. Iš tikrųjų galima naudoti tiek šluostę ir blizginimo kartu šluostę prijungus ir išgauti nuostabų variantą. Kadangi klinikos baldai yra šviesus, balti, jų priežiūra taipogi turi būti atidi, nes labai dažnai ant šviesaus paviršiaus matosi ir piršto atspaudai. Tai pagalba imu nerūdinčio plieno ir stiklų valiklį, kuris puikiai susidoroja su piršto atspaudais ir vairiais nešvarumais. Purškiu priemonę ant šluostės ir valau fasadus. Klinikoje būtinai reikia atkreipti dėmesį į valymą ir dezinfekavimą. Tai Proformula turi nuostabų valiklį, kuris yra tiek valiklis, tiek dezinfekantas. Jo ekspozicinis laikas yra 5 minutės. Reiškia, kad paliekame priemonę 5 minutėms ir švaria šluostę perplauname paviršių. Iš kabineto kelkimės ten, kur karaliai vaikšto basi. Patys suprantat, kad tai yra WC. Iš karto atkreipiu dėmesį į maišytuvą. Kad ką tik įrengtos patalpos, jos nėra tiek užterštos ir kasdienai priežiūrai tinkamas valiklis. Puikiai susidoroja su kalkių apnašomis. Šioje patalpoje man labai pasiteisina Viliodos PVA šluostės ir blizginimo šluosčių toks kombo rinkinys. Ir būtinai nuvaliusi maišytuvą, imuosi veidrodžio blizginimo, kadangi šioje patalpoje itin atkreipiamas dėmesys yra į veidrodį, kadangi veidrodis yra didžiulis, nuostabus. Ir žinome, tada keliaujame prie unitazo valymo. Čia taipogi pasitarnauja tas pats kalkių valiklis, tai jis yra iš nedaugelio, kurį galima naudoti ant plastikinių paviršių. Labai noriu atkreipti dėmesį, kad unitazo valiklis yra skirtas tik
keramikiniai daliai iš tikrųjų dažna tvarkytojų ir namų šeimininkių klaida, kad šitą valiklį su šituo valikliu valo visą unitazą ir plastikinės dalis, ko pasekoje tai būna sugadintas paviršius. Priemonę nuskalaujame šepečio pagalba. Beje, kokį šepetį pasirinkti, kalbėjau epizode apie savo namų tvarkymą, tai kviečiu pasižiūrėti. Kadangi klinikoje yra didžiulis srautas žmonių, tai būtinai atkreipkime dėmesį į kritinės vietas, tai yra rankenos ir jungtukai. Imame Proformulos valiklį dezinfekantą ir nuvalome visus šitos paviršius. Reikalingos yra 5 minutės ekspozicinio laiko. Keliaujame prie grindų valymo. Šioms grindims esu parinkusi koncentruotą valiklį, kuris veiksmingai pašalina nešvarumus. Rinkau Uni Junior rinkinį, kuris yra labai kompaktiškas ir patogus naudoti nedideliai patalpai. Luostė iš tikrųjų puikiai surenka visus nešvarumus ir yra labai manevringa. Žiūrėti patalpas yra paprasta. Junior rinkinys yra su nugręžėju, todėl labai patogu naudoti. Matote jau mano plačią šypseną po filmavimo. Iš tikrųjų labai džiugu buvo šitoje klinikoje pristatyti priemonės. Tikiuosi video patiko. Visų priemonių sąrašą rasite aprašyme ir iki kitų kartų. Čiau!